Norite pradėti naudotis paslaugą viena sąskaita? Galite peržiūrėti, kaip vyksta registracija. Įeikite į vienasąskaita.lt. Dešinėje pusėje spauskite Užsisakyk dabar. Pirmame registracijos žingsnyje suveskite elektroninio pašto adresą, kuris vėliau bus jūsų prisijungimo vardas, kontaktinį telefono numerį ir slaptažodį. Slaptažodį pakartokite. Susipažinkite su paslaugos taisyklėmis ir jeigu jūs tenkina, su jomis sutikite. Spauskite Tęsti. Antrame žingsnyje įveskite savo vardą ir pavardę. Būstas, kurį registruojate, nebūtinai turi būti įsigytas jūsų vardu. Visų pirma, pasirinkite regioną, po to savivaldybę ir gyvenvietę. Įveskite gatvės pavadinimą. Suvedus pirmasias raides, sistema pasiūlys jums tinkamą variantą. Nurodykite namo numerį. Jeigu tai daugiabutis, būtinai ir buto numerį. Adresas turi būti tikslus. Spauskite Tęsti. Trečiame žingsnyje jau galite pasirinkti savo paslaugų teikėjus. Prie kiekvieno teikėjo, kuris jums teikia paslaugą, uždėkite varnelę. Ryšio paslaugų teikėjai, apsaugos tarnybos ir panašūs išsiskleidžia. Žemiau matote pasirinktus teikėjus. Jeigu pasirinkote teisingai, spauskite Tęsti. Paskutinėme žingsnyje nurodykite mokėtojo kodus. Labai svarbu, kad kodai būtų teisingi. Pagal mokėtojo kodus paslaugų teikėjai pateiks jūsų sąskaitas, kurias apjungsime į vieną. Galite sužinoti, kur ieškoti kodo. Jeigu suvesite visus mokėtojo kodus iš karto, jūsų registracija bus baigta ir galėsite apmokėti paslaugų teikėjams vienu pavedimu. Spauskite Baigti. Jeigu norite, kad būtų suformuota visa sąskaita jau su duomenimis iš paslaugų teikėjų, pasirinkite Ne. Savitarnos svetainėje matysite savo vienos sąskaitos mokėtojo kodą. Jeigu norite apmokėti sumas įsirašydami patys, spauskite Taip, noriu mokėti dabar. Prie paslaugų teikėjo įrašykite sumą, kurią jam norite mokėti ir suvedus visas sumas spauskite Mokėti. Sėkmingo naudojimosi paslaugą!